gali ir padaryti stebuklus. Ir tikiu, kad šiandien tie pašventinti angelai, kurie bus pakabinti ant eglutės, jie tikrai padės išspręsti šią problemą ir mūsų tų nepageidaujamų kaimynų čia tikriausiai turėtų ir nebūti. Labai to tikimės. Tikimės, esam su jumis visame kame, darbais, pagalba, ko reikia, kreipkitės, visada padėsim ir ačiū iniciatyviniai grupiai, kad jūs rūpinatės mūsų bendruomenę. Ačiū jums. Ačiū seniūnei, labai už gerą žodį. Dėkui. Dabar norėtų dar tarti žodį Švento Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotojas. Labą dieną. Labą dieną ir nuo direktorės, nes tikrai būtų dalyvavusi, jeigu būtų galėjus, nes po operacijos tik. Tikrai čia su jumis kartu. Ir tikrai mes norėtume, pasižiūrėjus, dabar langai matosi mokyklos. Pirmokų langai. Norėtume, kad pro tos langus pirmokai matytų angelus, parką, čia vaikštinėjančius žmonės, besišypsančius, bet ne kalėjimą. Tai norim, mes būsim kartu ir viską darysim, kad to nebūtų. Ačiū. Dėkui. Taigi Kaunas su mūsų rajonu irgi kartu. Kęstutis. Dar vienas mūsų iniciatyvinės grupės, aš nežinau. Jisai turbūt tas didelis akumuliatorius, kuris sukaupia energiją, sukaupia informaciją, dalinasi kartu su mumis, jis atstovauja ir spaudoja ir visur. Ir tai iš tikrųjų, nors jis pats sako, aš nemoku. Ne, kai atsistojęs, pasako viską teisingai ir tai skamba ir aiškiai, ir suprantamai, ko nepasakysi, kai pradeda kalbėti mūsų ministrė, ar kaip tenai. Gerai, Kęstutis Kavelinskas. Sveiki, tai ačiū tikrai, kad visi susirinkote. Labai smagu, kad palaikote visą šitą projektą, nes jis neturėtų čia būti ir mes tikrai galutinai esam apsisprendę ir mes eisim iki galo, bet kokiomis lėšomis, bet kokiomis detalėmis, kad čia tikrai to nebūtų. Ir tas susitarimas, kaip čia Evelina, mūsų ministrė, po mūsų susitikimo minėjo, kad čia susitarėm. Mes tikrai nesusitarėm, mes tikrai čia nėra susitarimas, tai yra jos pasiūlymas iš mūsų išgirstų, kad nedaryti dalies, o kitą dalį kažką nuveiksi. Bet tai yra nepasiekimas, tai yra tik tai vienas žingsnis, nes kas gali būti toliau, įsivaizduokit, mes įsileidžiam juos čia, tarkim, tai kas bus po pusės metų, jie toliau viską darys, ką tik tai nori, čia negali iš esmės būti. Ir yra tikrai dabar ką tik sužinojo vieną informaciją, kurią leido paviešinti. Mes tą informaciją išnagrinėsime. Labai įdomi informacija, kuri buvo pasiūlymas pastatyti technikos gatvėje į pastatą, pigiau negu čia nusipirkti ir buvo derinta su viceministru. Čia labai įdomi informacija, kurią tikrai kitas vaizdas grįžkins. Sekundėlę.